Sveikinimo žodį norėčiau pakviesti Lietuvos funkcinės medicinos ir taikomosios kinesiologijos asociacijos garbės narį, vienintelį mūsų garbės narį, sakykime, turbūt kaip ir natūralios ir alternatyvios medicinos dievą Lietuvoje, daktarą Arį Esantą. Prašome. Kviesimės jūs į problematiką, dėl kurios aš čia susirinkau. Labą dieną. Aš norėčiau trumpai su aktualiom supažindinti auditoriją, kuris, man atrodo, yra svarbios. Tai pirmiausiai noriu akcentuoti, kad objektas yra labai svarbus, tai būtent mūsų raumenynas ir visą raumenų sistemą, su aišku, fascijom, kurios yra gausiai nervuotos. Ir šitą sistemą todėl svarbi, ir dėl to, kad čia tokia tema mes nagrinėjom, bet todėl, kad tai yra evoliuciškai svarbi visam gyvūnijos pasauliu, tame tarpe žmogui. Ir reikia apgailestauti, kad šitai sistemai, šitam aparatui nepakankamai skirtas dėmesys fiziologijos vadovėliuose, patologinės fiziologijos ir tuo pačiu ir klinikinės medicinos įvaduose. Ir ne tik įvaduose, bet iš viso klinikiniai medicinai labai mažai dėmesio. O tai yra gausiai įnervuota ir svarbiausia, kad ta inervacija, ta sistema inervacijos yra prioritetinė. Dėl to, kad šitame judesio fone išsivystė visų gyvūnų organizmą. Tame tarpe ir žmogaus, kaip gyvūno stovų. Tai toks yra prioritetas, gausiai mažai akcentuojamas. O prioritetas pasireiškia tuo, kad reguliacijoje vyrauja normalioje reguliacijoje. Jeigu mes norim žmogų turėti sveiką, to pačiu gyvūną sveiką, reiškia, turi ilgai gausiai turime panaudoti šitą aferentaciją, proprioceptinę aferentaciją, tai būtų fiziologiškai teisingiausiai įvardinti. Ir dėja, apie tai daug kalbama, bet nepilnai dar išnaudojami visi rezervai. Taip, kad čia gausiai visose srityse ir gyvūnijose, ir žmogaus pasaulyje. Tuo remiasi jūsų čia auditorija gausiai susirinkusioje ir profesinėje veikloje. Nes taip niekas jūsų gerai taip nepagarbina, man atrodo, kaip šito prioriteto akcentas. Tai kaip sakiau, bus plačiau naudojama ir veterinarijoje, ir zootechnikoje ir panašiai. Tai vienas iš tokių įrankių šitos sistemos įvertinime, tai būtent jos izometrinės ištvermės matavimas. Deja, tai yra klinikinis matavimas, bet jis turi rezervų dar kitaip aparatinis matavimas. Kuris reiškia kažkaip tai nuprieš tiems visiems skeptikams abejojimus. Ir mūsų, man atrodo, šitam testavime mes mažai dar dėmesio skiriam kiekybiniam įvertinimui. Kokybinis taip, nusilpo, nenusilpo. O kiekybinis kiek nusilpo. Ir tai, mano stebėjimais, didelė reikšmė, nes testuojant, pavyzdžiui, vaistus arba kitus faktorius, kurie veikia žmogaus organizmą ir to pačiu gydymo eigoje. O kaip galima iš tikrųjų gydymo eigoje, gydymo plačiąja prasme, visokiais metodais, kaip galima įvertinti, jeigu įvertinti tik tai juodą arba baltą. Reiškia, kiekybiškai įvertinti. Ir tai labai atsiliepia gydymo objektyvizavime ir to pačiu diagnostikoje. Nu, kitą dar mintį noriu paminėti, tai būtent tai, kad tai yra labai subtilus įvertinimas, kurį mes žodžiais, nusiskundimais šitų negalime padaryti, tai yra
tai yra klinikinė objektyvizacija. Tai sakau, perspektyva yra ir bus ir paraklinikinė objektyvizacija. Nes kad tai rodo, kad aš ne visiškai netiesą sakau, tai pažiūrėkite, koks yra dėmesys skiriamas kinezė analizatoriai, žmogaus fiziologijos vadovėliuose, įvairios vadovėliuose. Ir taip pat aš jau nekalbu apie patofiziologiją ir patofiziologiją įvairiose srityse. O čia mes šitų metodų kaip tik ne žodžiais, o darbais galim parodyti, kad tai visumą, kada mes visą laiką kalbam čia nuo tarybinių laikų apie organizmą, apie valymą, kalbame, bet neturime instrumentų. Tai šitas instrumentas ir atsirado. Dabar spręsime toliau. Deja, tą brandimą mažai skatina medikai. Deja. Kineziterapeutai labiau. Tai mūsų gėda turiu pripažinti šitą. Dar vieną momentą noriu pasakyti, tokį užakcentuoti, tai būtent to mechanizmo aiškinime. Visų šitų mechanizmų aiškinime dar prasiskleidė ir kai kas ir akcentuoja labai būtent tokį terminą kaip energetika. Energiniai procesai yra totalūs ir visose grandyse vyksta. Ir tai nėra išskirtinis dalykas. Nei kokios tai refleksoterapijos, nei šito metodo, tai yra natūralus dalykas. Vyksta energiniai ir biocheminiai procesai. Dabar jeigu mes tą suliūtinam energinį tą procesą, tai mes truputį paliekam, ne truputį, bet gerokai paliekam tokį rezervą kritikai. Kritikai ir neigimai. Todėl tai apsunkina integraciją. Nes negali būti kinetinė medicina, kitokia medicina, natūralioji medicina, nenatūralioji medicina yra viskas, kas veikia, stiprina žmogaus, medicina, tai aš apie zoonį šnekėsiu, stiprina žmogaus organizmą ir stiprina taip ir padeda įsiskverbus į patogenezės sutinius mechanizmus, padeda sveikimo procesui. Tai šitą mes ignoruoti negalim. Dabar visi procesai yra, mes kurias žinom, kurias nežinom. Mane labai imponuoja istorija kaip Mendelėjevas, žydus chemikas, perėlės antelės kūrėjas, kuris toks buvo kritiškas ir staiga suprato, kad to aš nežinau ir paliko baltą langelį. Mes dažniausiai, mūsų korifėjai medicinos, neprisipažįsta, ko nesupranta ir kur yra rezervai. Todėl užpildo arba neįgia viską, arba užpildo visokiais temelės. Aišku, energetika pildo, naudojasi ir labai manipuliuoja kitų natūralių gydymo metodų, specialistai, kurie jiems sunku šitą viską įvertinti, kokie čia mechanizmai ir sunku, aišku, prisipažinti, kada nežinai, ko aš nežinau. Tai svarbiausia dalykas. Tai, kad energetika terminą aš prašyčiau mano pageidavimo nevartoti. Jei nežinom, tai mes nežinom. O kineziologija, aš nepamoju daugiau, klinikinė fiziologija yra labai plati tokia disciplina su didelė ateitimi, tai todėl nereikia užgožti ir oponentams suteikti, reiškia, galimybę mus kritikuoti. Ir mes kažkokiais mistiniais, energiniais procesais čia manipuliuojame. Tie, kurie nežino, tai nežino. Aš jau baigiu, noriu pasakyti, tą energiją sugalvojo, kuria ir istorija. Tai būtent kompozitorius Berliozo tėvas, Berliozas, 1800 maždaug 16 metais, jisai šitą akcentavo, nes jis nesuprato, kokia čia yra stebuklai vyksta. Jisai pirmas iš rimtų medikų studijavo tą rytų mediciną, nesuprato, kas ten darosi. O tokios energijos nėra, neefektyvios. Tai yra faktorius čia, tai jie tai įvertino taip, kaip kažkokia tai didžiesnė visuma. O Berliozas pavadino energiją prieš 200 metų ir dabar, kaip papūgos, rimti žmonės tokie gaila tiesiog kartoja, kad čia energijai procesai. Čia vyksta reguliaciniai procesai, kuriuos mes kai kuriuos žinom, kai kuriuos galim išdėstyti fundamentiniais, reiškia, tokiais jau kalba, o kitų nežinom, tai prisipažinti, ko nežinom. Gerai, ačiū.